rasti žodžius, kurie aprėptų ir atlieptų šiandien mūsų Petro ir Povilo bažnyčios grožį, monsinjoro Žydrūno pamokslo svarbiausią mintį ir mūsų visų bendrą buvimą čia. Viltis. Turbūt čia mus visus tebeveda. Jeigu galime, iš širdies dėkokime vieni kitiems per Viešpatį, kad mes dar esam vilties žmonės. Ir ta viltis, vedusi čia monsinjorą per visą gyvenimą, visus čia suguldytus jo bendražygius, kurių pilna Lietuvoj, kurių pilna kiekvienam miestelį ir pakampėse. Viltis. Nes niekas kitas nebegali atsakyti į tą klausimą, kaip atlaikyti tai, ko atrodo žmogiškom jėgom negalima. Partizanai išniekinti ir suguldyti. Šiandien, po šitiekos metų, mes dar labai skirtingų čia kartų žmonės stovim. Didžiosios mūsų galvos pražilę ir mes žinome, kokia jėga išgirdus pirmą kartą mus apėmė viešai giedant Lietuvos valstybės himną. Tik niekada nepraraskim šito virpulio ir ašarų akyse, kai sustojam giedoti Lietuvos valstybę. Tai Lietuvos valstybės himnas. Vienuoliktą kartą renkamės be monsinjoro Alfonso gyvo žvilgsnio į mus. Yra jis ir mes šiandien tą galim drąsiai pasakyti. Ir melskime Dievą, kad jis visada, kaip vilties simbolis, mus vestų ne tik čia, bet per Lietuvą. Mes turim gaires, mes turim ateitį toje didžiojoje viltyje, tikėjime ir meilėje. Šiandien ypatinga dar diena. 100 metų monsinjoro kartai. Ir jeigu jūs turėsit laiko praeiti čia pažiūrėti į suguldytų partizanų gimimo datas, jie beveik visi tos pačios kartos. Jiems buvo daugiau negu kad 20, gal 30, kaip ir monsinjorui. Bet jie pirmosios nepriklausomos Lietuvos vaikai, grinuoliai, užaugę ne melo, bet laisvės tėvynėje, kurio irgi buvo tas pats svarbiausias dalykas - tikėti, viltis ir mylėti. Graži ta šimtmečio karta. Atrodo kaip monsinjoras, kaip simbolis tiltas, sujungęs aną krantą ir mūsų naująjį krantą, kurio mes davė Dievas mums visiems čia esantiems sulaukti, kai atrodė vaikystėje, kad vilties nėra. Graži ta jų karta ir labai kontrastinga karta. Ir jeigu prisimintumėm, tuos visų neprisiminsim, bet kas yra įrašyta į mūsų kultūros, į mūsų Lietuvos istoriją, to paties nuo 5-mečio, 6 metų jų karta, juk pradedam Žemaitiją, Vytautas Mačernis, bet čia pat po kelių metų ir Kostas Kubilinskas gimsta. Pasirinkimai, čia pat
akademikas Zigmas Zinkevičius, bendražygis monsinjoro, ir monsinjoras. Iš jų kartos keli metai prieš kardinolas Latkevičius ir partizanai Mamertas Indriliūnas, Bronius Krivickas, jie visi po Lietuvos dangum. Tai ačiū, kad mes ateinam. Labai norėtųsi, kad jūs visada sakytumėt savo vaikams ir anūkams. Kitos išeities mes neturim, kaip tik stovėti ir statyti savo vaikus, proanūkius ir anūkus toj pačioj sargyboj, kad būtume vardan tų žmonių, jeigu ne dėl savęs, nes gali mūsų ištikti baisiai didelė gėda, net laikyti ir nenešti vilties. Monsinjoras, jausdamas išėjimą į amžinuosius tėvų namus, vyskupui Jonui Kauneckui paliko priesaiką: Jonai, jeigu manęs nebus, tu turi stovėti sargyboje. Mūsų ganytojas Jonas Kauneckas stovi sargyboje ir atiduoda pagarbą kiekvienais metais monsinjorui ir visiems tos kartos vyrams ir moterims, kurie rinkosi viltį per savo auką ir mirtį. Tai labai prašytume ganytoją, mūsų vyskupą Joną, tarti žodį. Prelate Alfonsai, tavo balso nebegirdėti. Kaip baisu, tu šauktum dabar už lietuvių kalbą. Juk kartu su akademiku Zigmantu Zinkevičium gynėt net Vilniaus krašte lietuvių kalbą, steigėt lietuviams mokyklas, o dabar net Vilniui daugiau girdisi rusiškai negu lietuviškai. Jau rašo mūsų spauda. Tu šauktum dabar, šauktum, ką čia darot. Programų kitataučiam lietuvių kalbos nėra. O aš neseniai buvau Vokietijoje, ten neįmanomas atvejis, kad kitataučiai nesimokytų vokiečių kalbos. O deja, mūsų lietuvių valdžia leidžia visiems atėjūnam nesimokyti lietuvių kalbos. Ir netgi skelbia, kad kiekvienas kokią kalbą bekalbėtų turi būti priimtas savo kalbą savivaldybei. Nėra tai pasaulyje. Visose savivaldybėse Amerikoje, Vokietijoje, Prancūzijoje žmonės priimami arba prancūzų kalba, arba vokiečių kalba, arba anglų kalba. Šauktum dabar tu, Alfonsai. Bet deja, mano kolegos, kurie taip pat priklauso kaip ir aš lietuvių kalbos gynimo draugijai Talka, tiesiog maldavo mane, su ašarom maldavo. Jeigu minėsit Svarinską, paminėkit, kad išduodama lietuvių kalba. Svetimieji negalėjo lietuvių kalbos užčiaupti. Knygnešiai nešė lietuvišką žodį, o dabar savieji įveda svetimas raidės, jau kalba apie diakrinių ženklų įvedimą. Tai kieno ta valdžia yra? Mūsų išrinkta, mes turim protestuoti prieš tokius dalykus. Svarinskas šitaip šauktų. Bet dabar, prelate Alfonsai, tu nebegali šaukti. Bet aš pasakysiu, tu gali daugiau šaukti. Juk tu dabar amžinybėj, tu daugiau gali padaryti prašydamas Dievo, negu kad žemė šaukdamas. Tai va, šauk, sakyk Dievui, kad patys lietuviai išdavinėja savo tautą. Verk, kad atgimtų viltis, kad visi žmonės pasiryžtų kovoti už savo kalbą, nekalbėti svetimom kalbom, neišduoti savo kalbos. To prašyk, prelate Alfonsai. Nenustok prašęs Dievo, kad Lietuva vis tik atgimtų. Mes tam turime viltį.
su mumis ištikimieji mūsų giedotojai. Ukmergės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras ir nemirtingoji mūsų Julija, gražioji vadovė. Tai žinot ką, dabar girdėsim 2 partizanams skirtas dainas, pačia švenčiausias. O kodėl? Jeigu jūs atsimenat, paskutinį monsinjoro atsisveikinimo pamokslą 87 Vidukliai prieš ištremiant iš tėvynės pasakojama, kaip jis, būdamas lageryje, dainavo. Dainavo iš visios širdies, taip kad politiniai kaliniai sakė, šitas išprotėjo. Bet tai jo buvo viltis dainuoti, tuo užmušant netikėjimą, pyktį, melą ir apgaulę. Tai dainuokim kartu su Ukmergės politinių kalinių ir tremtinių choru. Ukmergės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras Tremtinys ir vadovė Julė Juodienė, lydinti visada, visur, ten, kur mes kalbam ir lenkiamės partizanam. Pereiti prie kito mūsų kalbėjimo. Ir Nyka Niliūnas, Alfonsas, bendramžis su monsinjoru, šiek tiek keliais metais vyresnis. Aukštaityje mergaitė, kruvinais nuo vyšnių dantim ir lūpom.
Aukštaitija, tavo ir mano motina, kruvinais keliais, atsiminimais ir blakstienom, sužėdėjusios duonos ir žvirždo skonių gerklėj. Aukštaitija gysločių lapais, nušluostyta žudiko kirvis, kraujo puta, pasruvę šulinys miestelio širdyje. Ir tavo priverkti žali ąsočiai, pageltęs senelės veidas, Kristaus žaizdoj, ir mano akis užgriuvusiam šulinį. Tai jų karta ir motinos. Ir labai džiugu, kad su mumis čia į tą mūsų minėjimą, kuris neturėtų prasmės ir vilties turbūt, jeigu mes rinktumėmės tik žilos galvos, ateina jauni ir gražus, kaip pasakytų poetas, su kepurėlėm, su Lietuvos vizija ir ateitim, nes jų rankose yra mūsų ateitis. Tai labai gera matyti politologą Audrių Makauską, kuris yra jau labai jaunos kartos žmogus, kuris svarsto. Nes mes visą laiką, kaip sakė poetas, giedosim tą maldą, kuri yra labai graudi už gimtą žodį ir už čia buvimą. Taigi, mielas Audriau, žodis jums, tai kasgi mūsų? Kur suverta mūsų stiprybė ir ateitis? Jūsų ekscelencijos, gerbiami monsinjoro bendražygiai, gerbiami monsinjoro mylėtojai, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis? Tuos pačius žodžius, kuriuos apie Kristų kalbėjo dalis jį besiklausiusiųjų Kafarnaumo sinagogoje, tuos pačius lygiai žodžius kalbėjo tiek sovietmečiu, tiek laisvę atgavusioje Lietuvoje. Ir tiesą sakant, kuo toliau, tuo labiau būtent taip kalbėjo kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Jis nebuvo vidurio kelio žmogus. Jis Maceinos žodžiais tariant suprato, kad keliai kaip amžinybei, taip ir pasaulyje yra du. Į Romą arba į Maskvą. Ir jam rūpėjo, jis visa širdim troško, kad kuo daugiau žmonių pasirinktų kelią į Romą. Dalykas, kuris man labiausiai įstrigo lankantis keletą kartų pas jį bute Odminių gatvėje, buvo tos krūvos šimtais egzempliorių atspausdintų straipsnių religinėmis, politinėmis, visuomenės temomis, atspausdintų, kad žmonės imtų juos ir skaitytų. Tuo pačiu tikslu jis įkūrė ir interneto svetainę Prodeo Patrija, kad žmonės galėtų perskaityti kuo daugiau vertingų straipsnių, kad galėtų skaityti senas knygas. Klasikinę, nelėkštą religinę literatūrą, lietuvių tautos istoriją. Tai buvo didžiulis jo širdies troškimas. Beje, dabar šiais laikais Lietuvoje, galbūt čia gyvenantys Ukmergėje ir aplink dar to nepastebėt, bet Vilniui tai labai pastebim. Čia matau net kelis bendražygius besimeldusius prie katedros birželio mėnesį kartu. Nauja tradicija yra pradėti vasarą LGBT eitynėmis ir visą birželio mėnesį skirti naujoms apeigoms. Garbinti moralinį išsilaisvinimą, moralinę revoliuciją. Ypač darbovietėse dabar, kaip kadaise esu girdėjęs iš pasakojimų apie sovietmetį ir darbo kolektyvuose, kai visi turėdavo susirinkti ir šlovinti Leniną, dabar lygiai taip pat pažangiausiose įmonėse darbuotojai mokomi, susibūrė ir šlovina tą naują revoliuciją, kuri vyksta. Ir atrodo, kad iš esmės tik klausimas yra tik kada bus įteisinta ir tos pačios lyties asmenų partnerystė, paskui ir santuoka. Abortus jau norima ne tik leisti, bet dar ir apmokėti valstybės lėšomis. Visa politinė kova atrodo susiveda į tai, ar įvyks tie pokyčiai į blogą greitai, ar pavyks juos kažkiek dar pristabdyti. Kas prisimena kažkokį iš tikrųjų esminį pokytį į gerą Lietuvos politikoje? Sunku prisiminti. Ir
Aišku, kalbant apie tą moralinį nuosmukį, kuris mus lydi, galima sakyti, kad labiausiai dėl jo kalti tie, kurie tą moralinio nuosmukio kelią pasirenka. Nes taip, Kristaus žodžiai kieti, kas gali jų klausytis, lengviau juk yra pasirinkti leistis valdomą aistrų, negu jas valdyti. Bet vis dėlto sutikus daugelį tų žmonių, kad ir tose pačiose darbovietėse, tų pačių pažangių naują revoliuciją nešančių žmonių, matyti, kad nors jų galvoje košia, bet jų širdyje iš esmės nėra išnykęs noras daryti gerą, elgtis teisingai, siekti tiesos. Tik jie nesupranta, kad tas tiesos ir gėrio troškimas, tai nėra tos naujosios birželinės apeigos, kurios vyksta Vilniuje, Kaune, kituose miestuose. Kad tas gėrio ir tiesos troškimas, jis turi nuvesti prie Jėzaus širdies, jie to nežino. Ir mes kaip katalikai turim pareigą suteikti jiems galimybę tą katalikybės tiesą pažinti, nes dabar dėja tiesa tokia, kad išskyrus saujelę tų, kurie tvirtą tikėjimą, stiprią intelektualinę formaciją gauna šeimose, tik labai retas, kuris iš jų pažvelgs į katalikybę rimtai kada nors gyvenime. Dabar katalikybė matoma arba kaip kažkoks pasenusių prietarų rinkinys neapsišvietusiems, iš esmės politikoje atstovaujamas kažkokių populistų ir nesusipratėlių, arba kaip kažkoks sentimentalus dvasinis priedas, pakabukas prie gyvenimo, kuris gyvenimo iš esmės nekeičia, tik toks jo pasaldinimas. Kaip vienoje būdavo LRT sekmadienio rytais laida, kai visokie žmonės, kurie savo gyvenimą visiškai pamynė katalikišką moralę, skaitydavo egzaltuotų balsų šventąjį raštą ir tai būdavo toks, gyvenimo pagražinimas, bet niekas, kas privalėtų jį pakeisti. Ir reikia atsiminti, kad katalikybė puolama tikrai ne pirmą kartą istorijoje ir kiekvieną kartą, ar kai puolė protestantai, puolė švietėjai, puolė materialistinis komunizmas, visais tais laikais katalikai sugebėdavo sukurti galingus intelektualinius centrus, kūrė universitetus, spaudą, politinius, socialinius judėjimus. Prisiminkim vien tarpukario Lietuvą, kai ta pirmoji išsilavinusių valstiečių inteligentų karta, kaip ji buvo paveikta pozityvizmo, kaip ji buvo paveikta materializmo ir kaip paskui Jakštas, Dovydaitis, Šalkauskis, Kuraitis, visa ta karta sugebėjo tam atsispirti ir katalikybę padaryti nepriklausomos Lietuvos stuburu. Ir aišku, kokią atramą jie tuo metu rado Lietuvos vyskupuose. Ir mes, kaip katalikai, jeigu nenorim, kad visa valstybė nueitų paskui LGBT eitynes, iš esmės nebeturim kur trauktis. Jeigu norim išsaugoti tos moralės likučius, jeigu norim išsaugoti pačią valstybę, reikia aukos, reikia kiekvienam prisidėti, kad tie naivus liberalizmo dogmomis maitinami žmonės galėtų atrasti ir pamatyti bažnyčią kaip alternatyvą liberalizmui ir socializmui, o ne kaip kažkokį prietarų rinkinį, ne kaip psichologinę savipagalbos būrelį sentimentaliems žmonėms. Ir deja, aš manau, kad reikia savo atvirai pasakyti, kad per 35 metus nepriklausomos Lietuvos tai kol kas nepavyko. Tai nereiškia, kad nebuvo uoliai dirbančių šią kryptim. Daugelis jų susirinkę čia labiausiai ir daugiausiai turbūt vienas daugiausiai padariusių buvo monsinjoras. Bet faktas, kad tų darbininkų visada buvo per mažai ir labai dažnai jie jausdavosi labai vieniši ir galbūt nerasdavo paramos ir atramos ten, kur jos tikėjosi. Bet nuleisti rankų nereikia, nes vis dar nevėlu. Reikia susiimti. Kaip sakydavo monsinjoras, reikia susiimti. Reikia ne tik leisti geras knygas, reikia užauginti kartą, kuri tas knygas skaitytų, nes leidžiamų knygų tikrai jau dabar yra gerų. Reikia stiprios žiniasklaidos, reikia katalikiško portalo, kuris nepakuotų liberalizmo dogmas į kažkokius dvasingus popierėlius, kaip dabar kartais vyksta, o kuris sugebėtų būtent prie katalikiškų tiesų, prie to, kas teisinga, kas šventa, atvesti ir tuos žmonės, kurie dabar katalikybės nemato, kurie nemato katalikiškų pozicijų viešumoje. Reikia gero žurnalo, kuris būtų ne narcisistiškai žavėtųsi savo autorių išsilavinimu, kultūra ir panašiai, o kuris sugebėtų kaip tarpukario katalikiški žurnalai įtikint, šviest, patraukt, galiausiai paskatinti į kovą.
Reikia interneto tinklalaidžių, kad būtų galima pasiekti ir tą jaunimą, kurį dabar pasiekė tik Andrius Tapinas ir kurie visą savo politinį ir pasaulėžiūrinį išsilavinimą gauna tik iš jo. Galiausiai reikia katalikiško universiteto dabar neįsteigsim, bet galbūt reikia daugiau pastangų kurti kursus, seminarus, diskusijas studentams, vyresniems moksleiviams, ne tik tiems, kurie jau yra ateitininkai, bet ir platesniems masėms, kurias irgi reikia patraukti prie savęs. Ir aišku, reikia katalikams žymiai drąsiau ir tvirčiau įsijungti į diskusijas visais valstybės gyvenimo klausimais. Ir pareikalauti, kad televizijoje, internete, visur katalikų balsui atstovautų ištikimi katalikai, o ne tolerancijos, liberalizmo apologetai, kurie tiesiog yra įvaldę bažnytinį žargoną, bet kalba tą patį, ką kalba visi mūsų oponentai. Visa tai tikrai nėra nerealu, yra praktiškai lengvai įgyvendinama, tik reikia postumio impulso, kad dabar metas naujai katalikų akcijos bangai. Jeigu kiekvienas, net ir mažai pasiturintis žmogus per mėnesį galėtų paaukoti po 2,5 euro, per metus, jeigu surinktume 30 tūkstančių lietuvių dar eina, kas sekmadienį į mišias tikrai. Jeigu tokių surinktume 30 000, per metus turėtume 1 milijoną. Dar būtų 500, kurie galėtų per metus paaukoti po 1000 eurų, turėtume dar 500 000. Su tais pinigais atrasti žmonių, kurie galėtų kurti tą intelektualinį centrą, tikrai pavyktų. Ir tikrai daugelis jų sutiktų dirbti už mažesnius pinigus, negu dabar gauna savo darbuose. Svarbu tik, kad katalikai tą impulsą gautų ir kad suprastų, kad nauja katalikiška akcija yra būtina. Todėl labai apmaudu, kad dabar net tie jaunuoliai, kurie sugeba matyti to viso genderizmo, klimatizmo ir visų šitų utopijų beprotybę, jie nemato bažnyčios kaip atramos, jie nemato katalikybės, pačios katalikybės tiesų kaip atramos, nes jie jų nepažįsta. Jie blaškosi po visokius neofašizmus, neopagonybės, rytų filosofijas. Tokia dėja tiesa ir ypač didmiesčiuose. Nes bažnyčia, kokia įmatoma dabar viešumoje, ji neskamba pakankamai garsiai savo aiškiu ir blaiviu balsu. Ir aišku, mes turime ir šventų kunigų, ir šventų vyskupų, ir problema ta, kad tiems jauniems žmonėms net į galvą neteina mintis patarimo ir išminties semtis pas juos. Jie nebeina pas Kristų, nes Kristus pasenęs. Jie neina pas Tomą Akvinietį, Tomo Akviniečio net į lietuvių kalbą, kiek mes tik esam išsivertę. Todėl eina pas netikrus pranašus, bet tai yra ne vien tik jų kaltė ir ne vien tik jų problema. Tai mes visi turim pasižiūrėti, ar padarėm pakankamai, kad jie turėtų kur ateiti. Todėl monsinjoro Svarinsko pavyzdžių reikia susimti, iš tavęs pareikalauti daugiau, viską daryti geriau. Jei norim likti ištikimi jo atminimui, turim likti ištikimi Kristui ir nešti Kristų savo broliams lietuviams. Visą Kristų, nenupudrintą Kristų, kietais žodžiais kalbantį Kristų. Ir tik tada žmonės galės pamatyti, kad tą tikrąjį katalikišką mokymą, kuris reikalauja keisti asmeninį gyvenimą, kuris taip pat ir siūlo kitokią valstybės viziją, bet daug gražesnę valstybės viziją, negu siūlo dabartiniai liberalų propagandistai. Ir turim padėti tai katalikybei sužibėti tarsi ant kalno, kad ji galbūt ir toliau bus nekenčiama jos tikrųjų priešų, bet kurią galėtų atrasti tie geros valios žmonės, kurių katalikai iki šiol nesugebėjo pasiekti. Turim pasiekti, kad katalikybė iš tikrųjų vėl, kaip ir tarpukariu, taptų rimta intelektualinė jėga, su kurio nesiskaityti nebūtų įmanoma. Prieš keletą metų Kauno leidykla Leticija išleido vyskupo Prano Būčio apologetinius raštus. Daugiausia surinkti iš tarpukario periodikos. Tiesiog fantastiškas lietuvių religinės literatūros perlas. Labai verta paskaityti, su kokia elegancija, su kokia kultūra jis atmuša visus to meto vyraujančių ideologijų priekaištus katalikybei. Kaip jis gražiai išskleidžia katalikybės tikėjimo, moralės, politinės tezės. Reikia skaityti ir mokytis, bet dar svarbiau būtent vyskupo Būčio kartos, monsinjoro Svarinsko pavyzdžių, imtis naujo apologetinio žygio, kuriuo sutelktume jėgas atremiant šios dienos ideologijas.
kurios dėja kol kas yra užvaldžiusios jaunos kartos galvas ir dėja, kad ir kaip būtų liūdna, tų jaunų galvų čia šiandien daug nėra. Ir tik nuo to, ar rasim ryžto šitam naujam žygiui, ar jam susimobilizuosim, priklauso, ar į Monsinjoro parką bus kam atvykti ir po 20 ir po 30 metų, ir dar svarbiau, ar bus kam tęsti jo kovą už Dievą ir tėvynę. Te padeda mums toje kovoje mergelė Marija, visų malonių tarpininkė. Ačiū. Ačiū, mielas Audriau. Audrius Makauskas, politologas. Ar išgirdom? Ir dar aš dėkoju Audriu vien už tai, kad priminė prelatą, gal jis nebe prelatą, atsiprašau, bet jis buvo rytų apeigų būtys. Jie buvo bendražygiai su vyskupu Kazimieru Paltaroku. Mes šiais metais švenčiam 150 jo gimimo metinės. Turėtų lenktis jam visa Lietuva. Deja, net Panevėžys mes nesugebam prisiminti vyskupo Paltaroko sėtą stiprybės sėklą ir augintus jaunus kunigus. Ir jeigu po metų ar po 2 mūsų Lietuva važiuos į Panevėžį, mes jau to tikim, nes tikim, kad Dievo tarnas kunigas Alfonsas Lipniūnas bus skelbiamas palaimintuoju. Tai vienas iš jų, kur vyskupas Paltarokas užaugino, lyg ir žinodamas, kas laukia Lietuvos ir jos vaikų po 40-ųjų. Tai nebeturim kur kreipytis į šonus, mes žinom. Tik dabar nuo mūsų vaikų ir anūkų. Ir mūsų maldų. Ir už tai dar labai džiugu, kad visada su mumis kunigas daktaras Nerijus Pipiras. Ir jo balso yra visur. Ir Marijos radijoje. Ir visuose pašnekiosiuose. Ir jis visada čia. Ir dar žinant, kad kunigas Nerijus yra poetas, tai lyg tai pažadas jaunosios kartos, maironinės kartos, kai į kultūrą, literatūrą įsiveržia kūrybingi, save dalinantis ar aukojantis kunigai. Kunigas daktaras Nerijus Pipiras. Brangiai, kiekvieną kartą pradėdamas kalbėti jums, išgyvenu tokį labai didelį klausimą, o kaip į jūs prabilti, o kaip pasisveikinti su jumis, ir šiandien leiskite kreiptis į jūs sveika keistoji karta. Iš tikrųjų, kiekvienas iš mūsų susirinkę čia, išgyvendami šią bendrystės valandą, esam ko gero truputėlį keistoki. Nes jeigu mes pasakysim, kad buvom prie partizanų kapų, kad buvom prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo, būsim nesuprasti. Daugelis klaus, o kam viso to reikia? O kam reikia tų, atrodo, paprastų ir šventų valandėlių? Šiandien norisi kreiptis į kiekvieną iš mūsų labai paprastai. Mes ateinam prie kapo, ateinam prie asmenybių, ateinam tarsi pirmųjų amžių krikščionys. Pabūti čia. Pasisemti jėgos ir ištvermės ir turbūt svarbiausia klausytis. Šiandien monsinjoras ir visi kartu palaidoti jo bendražygiai, partizanai, mums byloja labai paprastus žodžius. Žodžius, kuriuos kadaise yra parašęs Bernardas Brazdžionis ir kurie yra įrašyti į mūsų atgimimo šerdį. Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio ir gyvą širdį prie gyvos širdies. Iš tikrųjų, šiandieną, šią valandą stovint prie monsinjoro ir visų partizanų kapų, nors mintimis, tiesiog ir norisi sugrįžti prie šito sakinio. Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio ir gyvą širdį prie gyvos širdies. Šiandien mes esam ta galbūt ir mažoji kaimenė, nesuprastoji, keistoji karta, tačiau mes esam gyvų širdžių karta. Stovime prie monsinjoro kapo ir šiandieną turime klausti, o kur šiandien
gyva mūsų tautos širdis, prie kurios galėtume priglausti ir prisiglausti, kurdami savo šeimos ir savo tėvynės ateitį. Kur širdis, kai nematome brolių ar sesų skausmo, kai gyvename vien tik tai šią dieną ir vien tik tai emocijomis. Kur ta širdis, kai pasiklystame tarp įvairiausių madų, projektų ir popierėlių, nematydami paprasto žmogaus, neugdydami jo apsisprendimo, nematydami veržlumo ar idealizmo ir galbūt net ir užgniauždami visas jų apraiškas. Ar bandydami net artimiausiems parduoti ne tik žemę, bet ir mėnulį bei dalį vis dar laisvos ir visiems šviečiančios saulės, kai nekuriame taip pavojingos išrinktųjų ir atstumtųjų diktatūros, o taip norisi ją kurti. Taip ji peršama. Kur mūsų širdis, kai susipainiojame tarp praeities, patraukliai atrodančių interesų ir atsakomybės, kurios kratomės. Ar nėra taip, kad istorijai tarsi peleniai bandome pritaikyti jau padėvėtą kurpalį? Ir netgi ne patį kurpalį, o tik jo kopiją. Kopiją atrodančią patraukliai, atrodančią įdomiai, tačiau kiekvieną iš mūsų stabdančią. Ar iš tikrųjų dar šiandien, nors ir bijodami, kaip sakė mūsų profesorius Vytautas Landsbergis, nors ir bijodami, tačiau kūdikiškai žingsneliais einame į priekį, o galbūt strimgalviais ritamės atgal. Taigi, brangus broliai ir seserys, ta keistoji karta, šiandien ne šiaip savo mes stovime prie kapo, ne šiaip savo stabtelime galbūt ir kasmet. Prieš mūsų akis nėra bereikšmis ir bevardis akmuo su keletu skaičių. Prieš mūsų akis keletą kartų nuteisto už tai, kad gyveno tiesa, tačiau visada laisvo žmogaus pėdsakas. Pėdsakas, kurio taip reikia mūsų visuomenė. Žmogaus, kuris praėjo šią žemę kaip konkretus vilties piligrimas, visus kviesdamas pirmiausia į širdžių bendrystę ir netgi šaukdamas į ją. Tikrai ta gyvenimo piligrimystė neįmanoma be diskusijoms pakeltų tiesų, pakeltų akių ir ieškojimo, kas yra tiesa. Be girdėjimo, ką kalba kitas, be kvietimo pasilikti ir išlikti kartu su Jėzumi vakaro metą. Šiandien išgyvenam įvairiausias tamsumas. Svarbu, kad išmoktume pripažinti gyvenimo išbandymų vakarus ir nesijaustumėm juose vieni ir galintys viską. Kad kiekviena žmogaus gyvenimo istorija mus pamokytų ir sustiprintų. Kad nebijotumėm paklausti, o kur eini viešpatie? Kur eini broli sesė? Kur eini mano tauta? Kur eini mano tėvynė, kurią turiu mylėti? Atrodo, brolis, tauta ir tėvynė. Tai tik tai 3 žodžiai. Bet kokie jie svarbus mūsų tautos ir mūsų visų kaip tautos išlikimui, ateičiai. Būtent jie siaurą matymo lauką paverčia širdies horizontu. Drįsčiau šį klausimą vadinti tarsi malda, tarsi kvietimu, tarsi deguonimi, taip reikalingų mūsų tautai. Juk tik tai tuo met, kai išsivaduosime iš individualizmo, galėsime užsitikrinti ir ateitį, ir vietą po dar neparduotą saulę. Juk kai nematai širdies prie širdies, kai net ir atsiriektoji, išnuomotoji ir nupirktoji saulė, tuomet tikrai nebešviečia, ji tampa tamse. Tuomet tik egzistuojame. Tik egzistuojame, bet negyvename. Tik einame pavėjui, bet nestatome ir kuriame. Tuomet tik išbūname formaliais keleiviais, net nepradėję piligrimystės. Tiek istorijos, tiek būties, tiek ateities prasme.
šioje vietoje visgi tenka pastebėti ir konstatuoti, kad širdis be širdies negali plakti. Tad iš tiesų nepamirškim to mūsų susibūrimo. Burkimės, kad eitume. Burkimės, kad būtume lietuviais. Burkimės, kad gyventume ir išliktume. Blogį, iššūkius, grėsmes nugalėję ne projektais, ne deklaracijomis, ne ginklų žvangėjimu, bet artimo meilę ir atsakomybę, malda ir atgaila, nenuviliančia viltimi ir niekad nuo mūsų nepaliekančių gerumu. Visą gyvenimą monsinjoras Alfonsas Varinskas kvietė mus būtent tokiai užduočiai. Jei jis primena mums ir dabar. Monsinjoras kalba kaip niekad raiškiai ir aiškiai. Kalba mums susirinkusiems prie jo kapo. Belieka klausytis. Ačiū. Ačiū kunigui Nerijui, dar, kaip sakiau, jis poetas, mano rankose naujausias leidinukas poezijos ir minčių skirtų tikėjimui ir šitos žemės meiliai. Tai aš dar vis tebetęsdama ir dėkodama kunigui Nerijui galvoju, tai keli yra jauni kunigai, kurie kalba per Marijos radiją, visur kalba drąsiai. Bet visada labai su skausmu noriu paklausti, ar kada mes matėm čia tas stiprėje katalikiškos akademinės visuomenės dalį, kurie šitokia buvo stipri prieškaryje, ateitininkų organizacijas, ateinančias su savo vėliava vis atnaujinti Kristuje. Pagaliau ar mes matėm kada nors visą teologijos fakultetą ir kunigų seminarijos auklėtinius, ateinančius čia ir pradedančius bent vieną, kaip mes sakom, vaikam istorijos pamoką. Tai va taip. Ir va čia man jau norisi gręžtis į Ukmergės rajono vicemerą Eugenijų ir galvoti, kas čia būtų, jeigu nebūtų vis tik stiprios rajono savivaldybės ir visų ten dirbančių, kuriančių istorikų, kultūros centro nuostatos saugoti šitą kampelį ir kiek galima puoselėti, galvojant apie ateitį, šito parko, šitos vietovės. Tai, mielas Eugenijau, gal tiesiog mes nežinom, kaip dėkoti Ukmergei, bet į ateitį, žinant ir viliantis, kad mes čia visada rinksimės. Iš anksto ačiū ir su mumis vicemeras Eugenijus. Mėly ukmergiškiai, Jūsų ekscelencija, arkivyskupai, aš labai dėkoju visiems, kad čia mūsų šiandien gausiai susirinko į šį nuostabų paminėjimą, mūsų istorinės atminties saugojimą. Ačiū Jums, kad esate, kad rūpinatės mūsų istorinė atmintim. Tik visą tai, ką mes perduosim savo ateinančiom kartom, ir daug šnekėtojų kalbėjo, kad mūsų karta išnyks, mes išmirsim, kas po mūsų liks. Viskas mūsų rankose. Mes turim visas tas žinias, tą istoriją, papasakoti savo vaikam, anūkam, vesti juos, kaip sakė, į tas prieskapinės, vykdyti edukacijas, skiepyti jiem meilę mūsų tėviniai, gimtajai kalbai, savo kraštui. Tik taip mes gebėsime išlikti kaip tauta, stipri tauta. Ir išsaugoti tai, dėl ko šie žuvę žmonės kovojo, tai monsinjoras Varinskas ir kiti partizanai. Ačiū Jums, kad esate, ačiū, kad dalyvaujate, bet turime visi įdėti daugiau pastangų. Ir tada tikrai išliks ta mūsų istorinė atmintis, tikrai nieko nedings. Ir mes tada liksime stiprus ir vieningi. Ačiū Jums, kad esate. Ačiū. Ačiū, perduokit linkėjimus ir merui ir visiems padėkas. Atsiprašau, dar vieną minutę. Buvau įpareigotas mūsų mero Dariaus Varno visiems padėkoti už dalyvavimą šiame renginyje, už tai, kad jūs negailite savo laiko, pagerbent mūsų rajono garbius žmonės. Taip pat nuoširdžiai padėka mūsų mero
Dariaus vardo. Jis negalėjo dalyvauti, nes turėjo išvykti į... Ir jam ištartus labai drąsius žodžius Seime, kad kol jis yra, tol nebus griaunami paminklai ir atminties ženklai. Kas žinojo, ką tai turėjo ir kas išgirdo, tai tas turėsi dabar jį priremti prie sienos. Gėlės nuo savivaldybės ir nuo tremtinių sąjungos. O nuo tremtinių sąjungos turbūt čia yra ponia Aldona, kurios mes, ne? Turbūt taip. Tai ačiū, tikrai dėkui jūs šį kartą už jūsų judinimą, kad čia mes minėtume monsinjorą ir čia rinktumėmės. O dabar aš vėl grįždama į tą prieškarių inteligentų atsidusėjimą, į pabaigą, prisimenu Stasio Ylos, to paties Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio ištartus žodžius. Kuo gilyn į laiką, tuo tolyn į erdvę. Tai man atrodo, kad monsinjoro atmintis, duok Dieve, visą laiką eitų ir skleistųsi gilyn į erdvę. Mes svarstytumėm, kaip šiandien, kad ir monsinjoro Žydrūno pamokslas, jau žiūri kita karta, bet jie apibendrina teiginius ir moka pasakyti, tai kurgi susiveria šitų aukos žmonių gyvenimai. O kadangi tolyn į laiką, visą laiką, kiekvieni metai mums atneša skausmingą akimirką, nes vis kažkam prie karsto ištariam amžinai atilsį. Balandį mes lenkėmės Šiluvoj sesei Monikutei. Monikutė, kuri tik viena žinojo, kokią naštą ji buvo pasėmus iš monsinjoro Svarinsko. Šalia jos iškeliavęs ir kunigas Kęstutis Brilius. Mes irgi žinom, kaip jis drąsiai galėjo kalbėti apie tai, kaip mes čia gyvenam ir guodžiam save, kad mūsų daug, o iš tikrųjų praktiškai mūsų beveik nebėra. Ir nebėra 2 metai Bronio Šlapelio, nebėra Ramunės Jurkuvienės, kurie buvo tos pačios dvasios, to pačio plieno žmonės įvairių kartų. Tai lenkdamėsi jiems visiems partizanams, visos Lietuvos ir lenkiantis monsinjorui Svarinskui, dovanokim, nieko kito mes negalim. Viešpaties angelą. Žiūriu vėl į mūsų gražų į chorą. Sugėdokim iš širdies. Mokam tą visi. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Amžinai atilsį duok mirusiems, viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Ir pabaigai, prieš tiem, kurie nespėjome šį vardinti, dėkoti, jūs žinot. Jūs žinot, kad net ir tos, kurios čia tvarko tos kapelius, tos partizanų, monsinjorų, kurio šluoja, renka kankorėžius, niekasgi nepadėkos, nes sakys, kad atlyginimas jų toks. Bet be jų būtų daug šiukšlių ir piktžolių. Tai, kaip monsinjoras sakė, vis tiek monsinjoras buvo, kaip sakė monsinjoras Žydrūnas, pašėlęs, sakė, nuvažiuoju kažkur į kaimo bažnyčią, visos dejuoja ten susirinkę, kad gęsta tikėjimas, nebėra jaunų žmonių, o stogas tai kiauras. Tai aš sako jam ir sakau, pirmiausia susitvarkykit stogą ir melskitės, o savaime atsiras ir noras viską daryti ir viltis. Ir dar viena, jo pati man gražiausia labai mintis.
iš paskutinio Ačiū Marijos radijo, kurį kartojo kaip tik mirties dieną, Liepos 17, pokalbio, gal jau visai paskutinio su Marijos radijo Vilniui darbuotojais iš monsinjoro minties. Jis sako, aš iškalbos tai neturėjau, bet turėjau valią ir perspektyvą. Tai perspektyvą jisai ją puoselėjo ir būdamas kalėjime. Jis sėdėjo kalėjime, kaip jis sako, verdu druską, verdu sriubą, labai kūrybos čia nėra. Ar kruopas pirmą ir vandenį ir druską supilti, ar atvirkščiai, tai čia ne kūryba. Bet jis kūrė partizanų prisiminimo ateitį. Jis galvoja, jis braižė Kryžkalnio memorialą ateitį. O mes žinom, kas buvo tarybiniais metais Kryžkalnis. Ir jis planavo va čia savo didžiosios mūšios bendražygius įamžinti parkų ir daugybę pristatyti kryžių. Tai dėkokime vieni kitiems, paspauskit, pažiūrėkit vieni kitiems į rankas, į akis, kad mes čia ir Dieve duok, kad išgirstų mūsų intelektualų karta, kuri privalo tai išgirsti. Ačiū kalbėtojams. O dabar, kadangi jūs nepasakysit, kad Viešpats mus myli ir laimina, tai pas mus Panevėžy tai tas dienas lyjo kiaurai, perkūnija trankėsi ir trankė viską. Ir šiandien pranešė, vakar visi žiūrėjom į visą Lietuvos žemėlapį. Lietus čia turėjo bėgti be sustojimo. Lietaus nėra. Tai į dar vieną tą gražiąją monsinjoro svajonę išpildytą jo partizanų parke. Kas turit sveikatos, kas turit noro, o jeigu jau ir ne, tai mes dėkojam, grįžkim namo su viltimi ir uždėkim, neduokim ramybės tiems, kuriuos dabar 12-tokus išleisim universitetus. Tai, o mes tie, kurie turim jėgos ir valios, važiuojam visi į parką, pabūti, praeiti dar kartą tais paminklais, tiek kiek kojos leis, nebūtina viską, bet būkime ten dar kartu ir žinokime, kad tol, kol Ukmergės visa valdžia saugos ir kraštotyros muziejus, ir turizmo centras, kol, kaip tas monsinjoras sako, rinkimės ir tarkimės to reikalo, o kai reikalas bus aptartas, tai atsiras ir idėjų. Tai ačiū Jums, ačiū giedotojam, ačiū nepailstamai Juliai, ačiū mūsų altui, mūsų smuikininkui Andriui, kuris čia visada iš visų kelių sugrįžta čia dovanoti melodiją monsinjorui. Ačiū. Ačiū.